nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a... Vieną dieną Sofija sugalvojo nueiti į sporto salę, tiesiog pasivaikščioti. Aloha. Ne. Aloha. Sveiki. Dabar šeštadienis. Daug žmonių, nes daugumą išeiginė, bet aš tai į darbą. Ne, iš tikrųjų tai džiaugiuosi. Visą laiką reikia džiaugtis, kad turi darbo. Kai neturėsi darbo, tada verksi. Tai kai turi darbo, džiaugiesi. Nors kartais atrodo, kaip tingiu. Būna būtent tą dieną, kai jau reikia keltis, jau, taip tingiu. Bet iš tikrųjų, šiaip gerai, kad turi darbą. Tai važiuojam mes į Kėdainius. Turėsim mergvakarę, sakė, bus, man atrodo, apie 10 panelių, merginų, moterų. Susitiksime vėliau, kažką dar pafilmuosiu. Važiuojam į Kėdainius. Žiūrėjau tualetą trumpam prieš darbus. Manau, nelabai ką parodysiu, bet sėkmės man ir važiuojam į darbus. Sveiki. Nieko nenufilmavau, nes tiesiog negalėjau. Nebuvo galimybės filmuoti, fainiai pasibuvom, su dūmais pasifotkinom, biškite nesigavo, bet gerai, svarbiausia emocijos, natūralumas ir visa kita, tai pafotografavau, ten buvo mervakaris, tai labai fainiai viskas praėjo. Aš džiaugiuosi, kad turėjau galimybę fotografuoti tokias nuostabias merginas, moteris, tai tikrai džiaugiuosi ir tikrai esu patenkinta. Tai, ką padariau, dabar aišku reikės laukti tiesiog rezultato, ko jūs nematysit, nes tiesiog tai yra privatų žmonės, jie nenori tikrai į mano visokius vlogus ar kitur lysti, tai tas yra dalykas. Dabar tiesiog važiuojame, keliaujame toliau. Hello. Ne, dabar hello. Sveiki, jau kaip ir judame link namų, bet dar sustojame Panevėžyje. Justas turi šiek tiek reikalų čia, tai dabar aš tiesiog jo laukiu, kol jis grįš. Esam Panevėžy. Po to jau važiuosim, jau tikrai tada važiuosim namo. Jau tada tikrai važiuosim namo. Yeah, right. Ir laukiu dabar tiesiog mašinai, kol sugrįž ponas. Ponas princas Justas grįž čia pas mane į mašiną ir mes važiuosime namo. Tai va. Dabar yra čia kažkokia šventė, kaip suprantu, labai daug žmonių mieste, tai aš dabar tiesiog dairausi, žiūriu, kas gero, tam Panevėžy. Tai tiek. Vis dėlto Sofija neiškentė ir nuėjo pasižiūrėti, kas gero toje Panevėžio šventėje. Važiavam namo ir pakeliui koncertas kažkaip atvežė atsidūrėm. Nežinau dėl ko, bet šiaip man nelabai. Ne mano muzika, bet šiaip ne man. Man streamas 10 valandą, aš nežinau, apie kokius mes koncertus šnekam, tai ne. Jokių koncertų. Sofija eina namo, eina. O dabar biškai eina, o po to jau važiuos. Tai
va atvarėm į Akropolį, į bowlingą. Žaisim su aš, Justas ir pagrindiniai mano moderatoriai, tai yra Gaspadoris ir Tomytis. Aš laimėsiu ir aš nieko nežinau, čia taip jau turi būti ir jokių čia komentarų daugiau negali būti. Žiūrėsim, kaip čia žaisis, tikiuos gerai. Nors šiame epizode žaidžia ir Tomytis, ir Gaspadoris, bet jie yra privatus asmenys, todėl jų čia nepamatysit. Nerekomenduoju žaisti bowlingą. Kiek liko ir kas laimė? Vokiečiai laimi ant 3, ant 4 taškų. Jeigu aš gyvai, dabar pasiemu gyvai parodysiu. Čin. Halo, transliacija vėl vyksta. Pala, filmuoja? Filmuoja, gerai, filmuoja, viskas tvarko. Atėjom į Lukiškių aikštę, kartu yra ir Tomytis, ir Gaspa, ir Justelis. Mes jų nefilmuosim, nes jie nenori būti kadre. Ir dabar man jie tikrai netrukdys man filmuoti, nes jie jau artėja link manęs. Ir jau pradeda su manim šnekėti, nors aš nenoriu su jais šnekėti. Atėjom atsigerti kavos ir eisim tiesiog pasėdėti Lukiškių aikštėj. Ir jie jau pradeda jau čia man trukdyti filmuoti va dabar va. Tai va. Tu pats nepataikai į kadrą biškį. Aš galiu pafilmuoti. Nereikia man. Mes labai nejudėsim, tai bus gerai. Tai sveiki visi. Dėl jūsų žiūrovų mes surinkome golą VR-ui. Ir čia pagal viską turėtų būti VR. Pagaliau gavau, aš labai džiaugiuosi. Bet kažkodėl, nenoriu ekspozinti savo adresą, bet kažkodėl čia parašyta korvetė. Central.com ir mašinos nupieštos. Aš bijau, kad gali būti ne VR. Gerai, bandau žodžiu aš atidaryti ir viskas. Nu, lipnės juostos matosi nepagailėta, yra tos lipnės juostos. Kušyra. Ai. Čia, kur užsisakiau kitokį galvos apdangalą. Gerai. Ir didis dalykas čia. Bom! Bom! Viskas? Popierius. Supratau. Gal popierius? Turiu nemažai popierių. Gal reikia popierių? Sakykit. Nemokamai. Čia dar popierius. Net nežinau, kurį pirmą daryti. Gal biškį mažesnį. Gerai. Darau. Rašau, reikia atplyšti čia. Čia yra Oculusui geresnis šitas visas karpusėlis. Quest 2 Elite Straps
strap, plešim straps. A dabar trauksim. Nes tuža. Turim dėžutę. Tai darome. Wow! Oh my god! Wow! Nieko nesuprantu. Kodėl klebat? Aš taip ir tikėjus, kad tu sukiesi. Taip ir žinojau, kad tu tai ne aš. Taip ir tikėjus. Galiu būti kyborgas. Dabar realiai, tipo, kur akim šaunu. Gal geriau padėsiu. Gali baigtis blogai. Taip, tai va, mes turime įdėta šitaip. Gerai, mes turime instrukciją. O taip va. Keep it didžiau. Oi. Man atrodo viskas, daugiau nieko čia nebus. Va taip va gražiai. Ir... Aš vis tiek padarysiu. Va taip va gražiai. Ir pliumt uždarom. Ir mes turime. Big. Gerai. Kaip nuimti šitą pliunkę? Aš galiu, tai viskas gerai. Jūs tiesiog palaukit. Ne. Palaukit. Vyksta. O taip. Važiuojam. Šiukšlė. Šiukšlių mums nereikia, kaip sakoma. Gerai. Kaip atidaryti? Ar čia vėl stumti, traukti? Jau. Nu. Kas čia dabar? Turime dėžutę. Atidarome dėžutę. Kaip gražu. Čia nes. Ir dabar pats didžiausias daiktas šitame siunčinyje. Čia kas su akiniais, aš be akinių. Aš matau dar. Čia instrukcijas nevermind. Tai mes vietoj va šitų va turėsim šitos. Kažką jau išardžiau. Ir sudėt atgal nesudėsiu. Aš jau... Oi, kažkas kryta. Aš jau matuojas. Man jau tinka, ta prasme, man nieko nereikia daryti, man jau tinka. Tik nieko nematau, aišku. O kas čia nukryta? Ai! Pala, reikia uždėti kaip naują. Tuoj, padarysim. O. Ir buvo va taip ir taip. Va, viską moku taip pat sudėti, ką jūs... Oi, neužsidaryk, palauk. O čia kas? Nemėgstu tokių... O, gerai, gal ir mėgstu šitą, gal nieko dėžutę. O! Houston, we have a problem. We have a big problem, Houston. Kas čia per kištukas? Čia žinote ką, panašu į tą Digimoną su bataraika. Nereikia? Parduodu. Dašvau. Nereikia? Žinokit, tinka. Į rozetės tikrai tinka. Jo. Buvo viskas gerai iki krovimo. Pamatysite jos ant streamo, nebijokit. Tokia ta apžvalgėlė. Džiaugiuosi. Iki blokelio buvo viskas gerai. Šiandieną Sofijos misija nusipirkti blokelį. Ką? Važiuojame į Kupiškę. Išlydėsime Justinianą. Mes neverksime, neliūdėsime.
tiesiog gražiai išlydėsime, kaip sakoma, ieškoti laimės kitur. Toliau bus veiksmas jau iš mano kaimuko. Stay tuned. Čia dabar vyksta įdomus bendravimas. Bendravimas vyksta. 1, 2 katinai. Bendrauja čia kažką. Žiūri vienas į kitą. Nesuprantu, ko nori. Kaip matome, iš Rokio uodegos nelabai jam patinka šitas kitas katinuks. Tai čia bendrauja, laukia, žiūri. Įdomu, kad čia baigsis jūsų bendravimai. Opa! Ko čia rodo? Va, raudona, negalima. Raudona, negalima. Raudona, negalima. O! Turiu rankas. Čiki. Taip, tutorialą norėčiau. Ačiū. Tu matai, kokias rankelės turiu? Nu, davai, mokomės. Oi, paspaudžiu. O tokias. Taigi spaudžiu. Ai, va. Va taip. Numečiu, palauk. Čiuk. Oi, palauk. O kas čia palauk? A? Raketė! Opa! Galima dar vieną kamalių. Ačiū. Kur mano raketė? Palauk, aš dar bandau su raketė. Mano kamaliukas ten nukrito. Galima naują kamaliuką. Kamaliuko. Ačiū. Išmušiu. Gerai, nebeįdomu, metam. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Grybukai į sąskaitą. Važiuojame toliau į paieškas. Esame su šliopkėm, dairomės grybų. Jeigu matot grybą, sakykit. Čia mes ieškom labai grybų. Labai. Nebijokit, aš atrodau kaip mados klyksmas. Grybai, grybukėliai, kriskite krepšį jūs mažutėliai. Jeigu aš taip lėtai grybausiu, tai čia aš nei vieną grybą nerasiu daugiau. Grybukai, vienas jau supūtas. Nu, kol kas su grybais prastokai šiandien. Tad užtat, koks vaizdas. Gleisėtės. Va, koks gražiuotis. Einam pas draugus. Draugelį. Sterova, draugai. Mano? Va. Šitas labai gražus. Įtiko 3 draugai. Vinkis, lelė. Grybavimas, sakyčiau, nu, kaip čia pasakyti. Nu, bet mažokai. Sakė mažokai, čia būna daugiau. Važiuosim tikriausiai dar kitą dieną. Bus, kaip sakoma, round 2. Va, koks gražuotis. Ryškių raudonikių radom. Kibaruks. Say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, Šeštadienis. Apie 1 valandą dienos. Atvykome į Kupiškį. Aš ir esu Kupiškį šiaip, bet, nu, tipo, atvykau į patį miestą, nes aš esu iš kaimo šiaip. Ir vėl atvykome prie mūsų gražiosios Kupiškio bažnyčios. Vėl fotografuosiu kaip tik vėl krikštynas. Tai vėl krikštysim vaikutį. Vėl bus tas mūsų fainas kunigėlis, kurį aš labai mėgstu. Tai pafotkysim krikštyną, tada važiuosime į sodybą. Sodyba yra paruošta dekoracijos ir visą kitą. Pafotografuosim vaikutį, pakrikštysim, fotkysim su krikšto tėveliais, su tėveliais ir tada kaip ir viskas bus šiandien. Tai va tokios ir takelės. Dabar va tiesiog stoviu, laukiu. Gerai, važiuojam dirbti, važiuojam dirbti. Hello. Tai ta didžioji diena, kada, net sunku pasakyti, dažysiuos plaukus. Tokia
tokia įdomia spalva. Dabar einu iki to grožio salono, kur man atliks visas šitas procedūras. Tiek ir ten norėjau pasakyti, va, keliauju. Viso gero. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Making me strong.